Šiandien jums noriu papasakoti apie profesionalų lauko apšvietimą. Darydami projektus pastebėjome, kad klientų požiūris į apšvietimą dažniausiai yra labai paprastas. Manoma, kad užtenka kelių šviestuvų apšviesti pagrindinius kiemo objektus ir lygtais viskas tuo pasibaigtų. Nenoriu pasakyti to, kad tai yra blogas sprendimas, bet šiandien norėčiau jums parodyti, kad yra ir išmanesnių, protingesnių ir geresnių sprendimų. Į apšvietimą mėgstu žiūrėti kaip į koncertą. Atkreipkite dėmesį, jei kada būsite koncertą, kiek daug šviestuvų manevruoja virš atlikėjo tam, kad suteiktų daugiau svorio pačiam pasirodymui. Taip ir jūsų kiemas yra lyg scena. Joje yra atlikėjai, tai medžiai, statulos, įvažiavimas ir panašiai, o jūs kaip klientas esate žiūrovas. Tad kieme mes turime rasti atlikėjus, rasti kampą, kur bus žiūrima į pasirodymą ir gėrėtis vaizdu. Taigi, pradedant ieškoti atlikėjų, pirmiausia norėtųsi pradėti žiūrėti į medžius, gėlynus ir kitus augalus. Bet visuomet reiktų pradėti nuo saugumo. Tad šiuo atveju mes turime įvažiavimą ir įėjimą į namą. Tad pirmiausia reikia galvoti apie šią zoną. Tokiose vietose dažniausiai klientai renkasi tako šviestuvus, bet norėčiau parodyti, kad yra kitų saugesnių, išmanesnių, protingesnių būdų. Šiuo atveju mes pasirinkome pagrindinį šviestuvą, kuris švies iš viršaus į apačią, jį pastatėme šone. Nestatėme priekyje tam, kad įvažiavus į kiemą nebūtų akinamas klientas. Bet kadangi šviestuvas švies iš vienos pusės į kitą, klientas išlips iš mašinos, šioje zonoje bus didelis šviesos nuostolis, nes ir mašina pasidarys šešėlį ir šviestuvas kuo toliau nuo savęs, tuo silpniau šviečia. Tad šioje pusėje būtina šviesos atsvara. Čia jau pasirinkome įprastą sprendimą, tai tako šviestuvą. Šitas sprendimas mums patiko tuo, kad šis šviestuvas ne tik rūpinsis saugumu šviesdamas į takelį, bet taip pat ir apšvies patį gėlyną. Tad vienu šūviu nušausime du zuikius. Kodėl sakiau, kad neskubėti rinktis tako šviestuvų, o todėl, kad tako šviestuvai pastatyti tose vietose, kur yra didelis eismas, gali daugiau sukelti problemų negu saugumo, nes gali užkliūti gyvūnai, vaikai ir panašiai. Tad šviestuvo pagrindinė funkcija suteikti saugumą jums gali sukelti labiau pavojaus. Šioje zonoje mes turime didžiulį rožyną. Rožyną supa prižiūrėti medžiai ir krūmai. Iš pirmo žvilgsnio būtų galima rinktis vieną didelį galingą šviestuvą, kad apšviesti visą šią erdvę. Bet mano nuomonė tai būtų gan neįdomu. Tad buvo pasirinkta susitelkti į perimetre esančius didesnius augalus ir sutelkti dėmesį būtent į juos. Šie augalai yra kaip šviesos židinio šaltiniai, bet tam, kad išgauti vientisumą ir gražų efektą, mes taip pat dar pastatėme porą silpnesnių šviestuvų pačiame rožyne. Taip gavome pilnai išdirbtą erdvę. Įėjus į vidinį kiemą, pirmiausia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šitą mažą gėlyną. Šis gėlynas išskirtinis tuo, kad jisai yra labai arti terasos. Tad turėtume apgalvoti apie tokį niuansą kaip akinimą. Šie šviestuvai turi tokį snapelį. Šis snapelis yra ne tam, kad apsaugoti šviestuvą nuo lietaus, ne dizaino detalė, bet tam, kad pridengtų šviesos šaltinį ir neakintų šeimininkų. Nes mes nenorime matyti šviesos šaltinio, mes norime matyti tik tai, ką mes norime apšviesti. Štai čia turime gan didelės obelis su labai plačia šakų struktūra. Mes nusprendėme labiau orientuotis į kamieną ir stambesias šakas, šviesdami iš pačios apačios. Nes jeigu mes duosime dėmesio ir mažom šakelėms, žiemą tai gali atrodyti gan neskoningai. Štai čia turime ypatingai didelius medžius. Pamatę tokius didelius objektus, mes automatiškai pradedame galvoti, kad teks naudoti 230 V elektros energiją. Bet štai jums įrodymas, kad su 12 V ar 24 V galime taip pat apšviesti išskirtinai didelius objektus. Grįžus į įvažiavimo zoną, taip pat turime didelius medžius. Čia šiek tiek kelia iššūkį tai, kad tie medžiai yra apšviesti ir gatvės apšvietimu. Tačiau šią problemą galima paversti privalumu.
nes gatvės šviestuvai apšviečia visą žalią zoną. Tad mums įstačius vienintelį šviestuvą po pačiu medžiu apšviesime kamieną ir taip išgausime daugiau dramos ir bus išpildytas visas vaizdas. Taigi pateikėme keletą apšvietimo sprendimų. Noriu pabrėžti tai, kad tai nėra vienintelis būdas apšviesti jūsų mylimus objektus. Jei turite kokių pastebėjimų ar klausimų, kviečiu susisiekti su įmonės Maidina konsultantais ir esu įsitikinęs, kad mes pateiksime jums reikalingus atsakymus.